Sveiki visi, aš ir Rolas turim helio ir balionų. Ką mes darysim? Skaitysim visokius lietuviškus keiksmus, posakius, anekdotas ir bandysim vienas kitą prajuokinti, tai žiūrim, ką turim. Taisyklės yra labai paprastos, mes tiesiog turim daug lietuviško keiksmažodžių ir negražių priežodžių ir gražių gal netgi. Tai bandysim vienas kitą prajuokinti. Aš pusiau nesuprantu, kur mano balsas, o kur čia jau nebe mano balsas. Nebandykite to namuose. Geriau nereikia, nes nežinom, kaip mums čia baigsis. Eigi debesų spardyti. Šitas buvo nejuokingas arba aš nejuokingai pasakiau. Galva svaigsta. 100 perkūnų! Tu susiekiai. O pats gali juoktis į savo prikolą? Aš aišku galiu juoktis. Nesąžininga. Nes aš juoksiu iš tavo juoko. Viskas 1-0, aš pirmauju. 1-0. Pasiau nesuprantu, kur man. O, dar galioja šitas dūmas mano. Kad tau liežuvis kuolų atsistotų. Čia jau buvo toks peti juokas. Čia toks palaikymo juokas buvo. Rupus miltai! Jo balsas taip žiauriai annoyingo, jisai dar taip rėkia, tai vapšyje. Aš tik noriu pabrėžti, kad vis dar yra 1-0, nes aš to iš gailėšio nusijuokiau. Skaitos ir tas iš gailėšio. Skaitos ir tas iš gailėšio. Rašykit. Rašykit komentaruose, ar skaitosi tas iš gailėščio, nes tikrai buvo iš gailėščio. Kad tavo kakta nuplėktų, ant pakaušio kuodas lėktų. Šitas juokingas buvo, bet jisai nesijuok specialiai dabar. Žalia rūta. Čia tu. Aš žinot, gal ir juokčiausi iš viso šito, bet aš visą laiką galvoju, kaip man čia ausų būgnelių nesusisprogdinti šitą balsą kartu. Tai neišėjo. O, mano beveik normalus balsas. Jeigu mano balsas visada toks būtų, tai tada, žinot, aš galėčiau įgarsinti multiplikacinius filmukus. Dabar to negalėsiu. Nebent nuodyčiaus dujomis pastoviai. Turiu labai išmintinga, labai išmintinga. Čia labai išmintingas bus. Tikėti, tai žvelgti anapus horizonto. Tu juokies. Ne, aš dustu, nes įkvėpiau ir negaliu iškvėpti kažkodėl. Kad tu turėtų milijoną, o jo tau neužtektų daktarams sumokėti. Nesijuokiai žiauriausio pasaulyje anekdotų. Ektų kiauliams uodegas mazgoti. Neišk prieš vėją gurkšnį gausi. Kažkur įsilikusi toje turi, man atrodo. Ten apačioj. Atsitrauk kirviokotę. Šitas geras, čia galėtų būti mūsų pokalbis. Nu. Vaikinas sako merginai, durne tu. Užtat gražiai. Kas tau tai pasakė? Tu. Ir tu patikėjai? Žinoma. Nu tai durne. Bet užtat gražiai. Nu, bu juokingas, biškė pasakyk. Aš tau nieko nesakysiu, kol tu šnekėsi kaimietišku akcentu. Taigi aš taip savo balsu šneku. Pasakyk. Mano helio akcentas yra jam kaimiškas. Dabar tu atrodo, kad aš kaimiškai šneku, aš normaliai Dabar ne, šneku, dabar tu normaliai šneki. O tai kaip aš kitaip šneku? O tu taip šneki. Aš net nemoku taip šnekėti. Tėtė, pavėžėk iki mokyklos. Tai kad aš važiuoju į kitą pusę. Tai dar geriau. Nusijuokiai mačiau. Sakai, aš Rolą paprašau atvažiuoti manęs, pasimti iš namų, o jis gyvena kitą miesto gale, o mums reikia važiuoti į dar kitą miesto galą ir jis vis tiek atvažiuoja, nes jis labai geras draugas yra mano. Dabar supratau, kur kaimiškai šneko, nes pasakiau geras. Labai geras. Bet iš kur pas mane šitas akcentas? Nesuprantu. Šitas tau bus juokingas. Okay.
Labas, kas tu? Aš vagis. O ko toks mažas? Aš kišenvagis. Tikrai geras. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikimės, kad jums buvo bent truputėlį juokinga, tiek, kiek buvo mums juokinga. Rašykite, kuris buvo geriausias bajeris arba posakis apačioje. Kuris jums buvo naujausias arba labiausiai nustebinęs? Nepamirškite subscribinti šito kanalo. Papasakoti, ar jums irgi atrodo, kad aš kalbu su kaimietišku akcentu? Ir parašyti, ar norite dar Helio video. Viso gero! Atsuk. Oi, vos įtraukiau ir jau. Kad ir taip šneki kaip Mickey Mouse'as.